Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, greitai sumaišau ir pasakau, ko nudžiugins mus rytojus, kiekvienam atskirai. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Šitą. Gerai. Ir skaitau po vieną, nes įsirinkt laiko jūs turėjot. Ir tai jėga. Visai neseniai ta korta buvo irgi, matyt yra stiprių žmonių mūsų rateliai labai daug. Tai tokia jėga, jūs pasižiūrėkit, šitą merginą truputėlį panašiai iš vieno šono į žvėrį, jo. Tai va, tai jūs turit to žvėries galią. Jūs ją nesinaudojat, bet jūs galit rytoj pasinaudot. Tai ne plėšrus žvėris, tai mielas žvėrelis, kuris vikrus, išradingas, kuris ištvermingas. Ir rytoj šitos jūsų savybės labai jum pravers, nes jūsų ta vidinė jėga tokia švelni, bet galinga, jum bus reikalinga. Gal jūs sutiksit kokią kliūtį, gal kokį oponentą, gal turėsit kokią užduotį, ar iš viso darysit rimtus dalykus. Ir šita jūsų jėga jum labai pasitarnaus. Jūs ją įjungsit ir viskas ims tvarkyti savaime. Jūs maloniu balsu įtikinsit oponentą, jūs maloniu balsu įtikinsit pardavėją ar pirkėją, jūs maloniu balsu sutramdysit kokį nors siautėjantį, nežinau ką jūs ten galit sutikti, siautėjantį kažką. Na, gali tai būt. Jūs ramiu balsu nuraminsit kokį nors šunį, kuris jums stovi ant tako ir neleidžia praeit kur norit. Ir iš viso viskas, ką jūs darysit, jūs labai ramiai, be jokios įtampos, viską jūs sutvarkysit, jums visi pataikaus, jums užsidegs žali šviesaforai, jums pataikaus net jūsų oponentai, jau nekalbant apie pavaldinius ir kokius nors kitus jūsų pažįstamus. Tai va, prisiminkit šitą jūsų galę, pasinaudokit šitą savo galę, jinai visada jums patinka ir rytoj taip pat jūs nudžiugins. O čia, žinokit, truputėlį įdomi diena jums ateina. Jums kažkas suvels planus, bet jūs net nežinot, koks jūsų planas turėjo būti. Jūsų pasaulis jumis rūpinasi ir jis geriau žino, net už jūs pačius, ką jums reikėtų daryti. Todėl jeigu jums truputėlį kažkas iškris iš plano, iš ritmo, iš jūsų kažkokių sugalvotų dalykų, ims ir, sakyčiau, nulūš koks nors kablukas. Oi, kas su kablukais vaikšto, ką aš čia šneku. Kažkas tokio, kas jums sutrukdys išeiti ir jūs pavėluosit į autobusą. Ir kai jūs važiuosit kitu autobusu, jūs pamatysit, kad tas autobusas, kurį jūs pavėlavot, stovi ant tako visas paslydęs kur nors. Čia kaip pavyzdys. Taip, kad nepulkit nusimint. Visiškai ramiai pasižiūrėkit į tai, kad jums kažkas neįtiko ir nepatiko. Tai gali būti nuoroda, kad jūsų laukia svarbesni reikalai. Aš pasakysiu vieną pavyzdį. Čia ne dabar, kai buvo šalta ir kitos mašinos neužsikūrė. Šį kartą mano mašina užsivedė teisingai. Bet man vieną kartą tokiam šaltį neužsivedė mašina ir aš negalėjau išvažiuoti iš namų. Aš grįžau nusiminus, atsisėdau prie savo kompiuterio, aš dirbu iš namų ir radau laišką, tokį svarbų laišką, į kurį turėjau atsakyti iš karto. Jeigu aš nebūčiau į tą laišką atsakius, aš būčiau
praradus kai kuriuos tai svarbius dalykus. Todėl, kad aš neišvažiavau, kad neužsivedė mašina, aš kaip tik laiku į laišką atsakiau ir viskas puikiai susiklosti. Tai va, taip, čia toks tik tai pavyzdukas. Jūs rytoj stebėkit savo dieną, iš viso reikia dėmesį laikyti į visus dalykus, neleist, kas nors tik tai jūs bakstelėjo pirštu ar kažkas nutiko ten ne visiškai patogaus, jūs imat purkštaut nervuotis ir pražiopsot kažkokį svarbų dalyką. Tai rytoj jums taip neatsitiks, nes jūs stebėsit visas detalės ir pamatysit, kad tai, kas jūs norėjo išvest iš vėžių ar iš kantrybės, tai visiškai nieko reikšmingo. Jūs pažiūrėję plačiau į horizontą, suprasit kokią tai smulkmeną ir kiek jūs dar daug įdomių dalykų per tą dieną rasit. Labai įsisiautėjau, bet matyt taip ir reikėjo. Aha, čia darbuotojų, čia tokių jau darbuotojų korta, kad jau visai stiprių. Na, jūs turėsit padirbėti. Gal jūs nespėjot pirmą atlikti kažkokių darbų ir turėsit pasispaust, gal jūs iš anksto norit gerai padirbėti. Taip, kad jūs paveiksit veiksmų, panešit ant savo pečių tokių rimtų atsakingų dalykų. Bet jūs tai darot savo, jums bus atlyginta, jūs nešat tokius nešulius savo, o ne kažkam. Ir jums gal net patinka dirbt labiau negu nedirbt. Gal jūs jau tiek prisilsėjot per šventes, kad dabar jūs tiesiog džiaugiatės jau grįžę į darbą ir jau ten darot savo visus užsiėmimus jau su meile ir džiaugsmu. Bet tų užsiėmimų, tų darbų bus daug. Tai jau taip kas susikaupė, tą ir atliksit. Arba atliksit daug ir tada atsipūsit. Ar vienu, ar kitu atveju jūs atsipūsit. Taip, kad ir padirbėkit, o ką darbas irgi yra gerai. Ne dabar galvoju, ar gerai ar ne. Na, jau tokia korta jums iškrito, jeigu kitą kartą bus geresnė. Nes kažkaip darbas aš nežinau. Na, čia kiekvienam savo. Tai va. Ir šita graudi, miela korta, jausminga be galo, tai tokios mielos nostalgijos situacija. Kai jūs, panyrat į kokius nors vos ne vaikystės prisiminimus, gal jums jūsų vaikas priminė jūs vaikystėj ir jūs taip maloniai nuteikė, kad jūs darėt lygiai taip, kad jūs lygiai taip šukavotės plaukus, kad jūs lygiai taip glostėt šuniuką, visai kitą šuniuką, bet vis tiek. Gal jūs pamatysit, kad jo rašysena panaši jūsų. O gal iš kitos pusės, gal jūs prisiminsit senus draugus, senas meilės, arba netokias senas, gal jums atneš nuotraukas kas nors iš jūsų praeitos kelionės ir sakys, va, padariau, pasižiūrėk popierines, turėk, kaip bus tau gražu jas išsaugoti. Ir jūs pasižiūrit ir prisimenat, kaip ten buvo šilta, kaip buvo linksma ir jų malonu. Žodžiu, tai labai malonių jausmų diena. O tiesiog susijusi su kažkokia praeitim. Žinoma, labai ir čia, ir dabar malonūs jausmai yra puiku. Bet jūs rytoj jausitės maloniai dėl truputėlį praeities. Jūs net pagalvosit, žiūrėk, kaip gerai man visą laiką buvo, koks puikus tas mano gyvenimas. Ir jūs taip nudžiugins, ir jūs pagalvosit, jeigu jau ir anksčiau buvo taip puiku, tai ir toliau bus taip puiku. Na, ir kažkaip panašiai. Žodžiu, gera diena, gera korta ir būtinai jums bus
maloni, džiuginanti. Kas? Na, kažkas maloni ir džiuginanti. Galbūt atmosfera, galbūt diena, gal dar kas nors. Žodžiu, tai jūs nudžiugins trumpai tariant.